Sveiki, mėlyjeji. Grįžtu pas jūs su nauju filmuku. Iš tikrųjų, buvo gana ilga ta tokia pauzė nuo paskutinio filmuko, praėjo tikrai nemažai laiko. Buvo aišku, ten šventės, tas tarpšventinis laikotarpis, buvau grįžus namo į Lietuvą. Ir planavau iš tikrųjų, buvau labai užsispyrus, buvau tokia užsivedus ir mąsčiau tikrai pafilmuoti ir iš namų, bet taip jau išėjo, kad mano kalėdos nebuvo labai linksmos. Nenoriu apie tai dabar kalbėti, negalvokime apie liūdnus dalykus. Tikiuosi, kad bus viskas tik geryn, bet dėl filmukų. Iš tikrųjų, sakau, buvau labai užsivedus, buvau labai pasiryžus, buvau tikrai dėti su tam tikru ritmu, bent 1, 2, 3, nežinau kiek tų filmukų per savaitę, bet sakau, kadangi jau taip išėjo, supratau, kad aš dar tikrai, aš ir esu iš tikrųjų naujokė čia tam YouTube pasauly. Galbūt neįvertinau savo galimybės, galbūt šiek tiek pervertinau savo galimybės nuo to tokio entuziazmo ir užsivedimo. Ir ką aš nusprendžiau, kad tikrai nepažadėsiu jums dabar, kad bus, nežinau, 2, 3 filmukai per savaitę, kol kas stengsiuos po truputį išvystyti tą tokį ritmą. Tikiuosi, tikrai labai tikiuosi ir labai pasistengsiu, kad būtų bent 1 per savaitę, bet kaip darbai yra, life happens ir niekada negali žinoti, ar ne? Tai kol kas tikrai nieko nepažadu, bet pasistengsiu, kaip jau sakiau, bent įkelti po 1 filmuką į savaitę ir pasistengsiu, kad kuo toliau, tuo jų būtų daugiau ir pasistengsiu, kad būtų kažkokia tais rutina, nežinau, paskui bandysim paskui gal bandysim kažką nusistatyti, kol kas tie tokie yra mini vlogai, daugiausiai vienas tas iš mano magistrų, jis nėra virtuviai, bet dauguma yra virtuviai, kažką gaminant, kažką verdant, kažką kepant, bet tikrai mano filmukai, kaip aš atsisėsiu, gal kojas paskudo. Mano idėja buvo tokį turėti kanalą gana visapusišką, mane dar labai domina grožio sritis. Ir manau, kad sekantis filmukas būtent ir bus jau ne vlogas. Kas dar yra, kad aš nepasakiau, aš labai noriu padaryti ir tų tokių, tiesiog atsisėdus pakalbėti apie kažką, apie, nežinau, mėgstamiausius, apie tuštučius, apie galbūt apie makiažą savo parodyti tokį, nors mano makiažas tas visą laiką toks gan yra labai paprastas ir toks pat, bet, žiūrėsim. Bet labai noriu padaryti tokį filmuką apie grožį, apie mėgstamiausius, galbūt kažką susijusius apie mėnesio mėgstamiausius, metų mėgstamiausius ir panašiai, bet turiu tokią problemėlę, kad neturiu, žodžiu, kol kas atminties kortelės su tokiu greičiu įrašymo, kuris atitiktų mano kamerą. Ir iškilo man tokių problemų, kad taip filmuojant, vloginant, žodžiu, aš matau, kad ji įrašinėja ir vis galiu sustabdyti, vis kai matau, kad nebeįrašinėja, galiu vėl paspausti pradžią. O jau taip atsisėdus, žodžiu, nesikilnosi kas 10 sekundžių ir nežiūrės, ar vis dar įrašo. Ir yra tokia problema, kad man reikia būtinai normalios atminties kortelės, kurią aš jau labai žiūriu, žodžiu, planuoju įsigyti. Ir kai tik įsigysiu, mąstau tikrai netolimoje ateityje, padarysiu kažką iš tokių filmukų sėdint, žodžiu. O šiandien aš grįžtu su, kaip jau sakiau, su nauju receptu. Iš tikrųjų receptas yra tą, kurį aš jums žadėjau jau pagaminti. Jeigu pamenat, iš šitos mano mylimos knygos, su jumis sveikinasi katinas ant stalo. Žodžiu, iš šitos mano mylimos Žiema ant jūsų stalo knygos. Ir aš jums, jeigu pamenat, pačiam gal pirmajam tikriausiai filmuke žadėjau pagaminti štai šią skanę, gražią žieminę sriubą. Čia iš tikrųjų vadinasi moliūgo ir bulvių kremas su tais tokiais skendinčiais spurgytėm tokiom jie čia tiesiog vadinasi kamoliukai, bet kažkas panašaus į spurgytės sūrės.
Tai va, pagaliau įsigijau moliūgą, pavyko gauti moliūgą, atrodo, kad turiu visus ingredientus, tai šiandien jums šį receptą ir bandysiu pagaminti. Parodysiu, kaip pas mane šiandien yra gražu, pasižiūrėkit, saulė šviečia, labai gražus oras. Iš tikrųjų, visą šią savaitę pas mane oras yra būtent toks, visiškai nepanašu į žiemą. Labai pavasariškas oras ir kartais net būna, kad aš rytais išeinu į balkoną išgert kavos ar išgert arbatos. Aš jeigu matėt Instagrame, paliksiu jums savo linką, būtinai patikrinkit mano Instagramo account ir jeigu patiks, sekite mane Instagrame, aš dažnai publikuoju kažką iš savo gyvenimo. Tai va, ką aš norėjau pasakyti. Kad Instagrame publikavau paskutinį kartą mano naują ryto rutiną. Aš dažniausiai dabar ryte geriu puodelį šilto vandens su citrinos skiltele. Puodelis šilto vandens su citrina ryte labai, kaip pasakyti, pažadina visą mūsų organizmą ir paruošia, žodžiu, mūsų metabolizmą dienai. Yra labai naudingas odai, išvalo, žodžiu, labai geras dalykas, žodžiu, aišku, ir vitaminai ir visa kita. Ką norėjau pasakyti, kad būtent mano ryto rutina dažniausiai būna tokia, kad pasidarau aš tą puodelį šilto vandens su citrina ir išeinu į balkoną pasižiūrėti, kokia bus diena. Ir diena visą šią savaitę tikrai buvo, kiekviena diena buvo pasakiška, nes net įkaito šitą galvos pusę, į kurią saulė švietė. Tai va. Tai tiek, nieko, aš tada pasiruošiu, gal parodau jums iš karto tada ingredientus. Tai visų pirma mes turim pasiruošti tas spurgytes, tos tešlos kamuoliukus. Aš jau surašysiu visus ingredientus tiksliai į infobox, rasite viską apačioje. Va, žiūrėkit, žvėris irgi kaip džiaugiasi, kaip jiems patinka. Abudu. Va. Šildosi saulytėje, ne? Fainai saulytė. Aš tų kamuoliukų noriu pasigaminti, 2 porciją darau. Tai nežinau, aš jums parašysiu gal 1 porcijos ingredientus, bet jūs turėkit galvoj, kad aš gaminu 2. Mums reikės miltų, tai aš pasėmiau 200 gramų miltų, bet šiaip receptai yra 100 gramų. Mums reikės 150 ml šilto drungno vandens, tai vėlgi taip pat 150 yra 2 dozė, tai jūs turėkit galvoj, kad reikia dalinti per pusę. Mums reikia žiupsnelio druskos, labai nedaug, aš naudoju jūros tą stambę druską. Mums reikės mielių 1,5 gramų 2 vėlgi doziai, tai 1 doziai vėlgi reikia dalinti iš 2 ir viskas. Tai pirmiausia reikia persijoti miltus, aš čia pasiruošiau jau švarų dubenį, kuriame ir gaminsiu tešlą. Tai pirmiausia persijojam miltus, tada pasidarom tokį fontanėlį, žodžiu, tokią duobutę per vidurį ir į ją dėsime dalyje šilto vandens ištirpdytas mieles ir paskui kitą dalį šilto vandens, žodžiu, su druska. Ir viskas, ir minkom tešlą, tešla turi išeiti gana tokia lipni ir tikriausiai bus labai nepatogu ją minkyti, bet kaip nors. Ir paruošus tešlą, ją reikia palaikyti apie valandą, 1,5 valandą, jeigu turit laiko ir 2 valandas, ramioj šiltoj vietoj be skersvėjų. Tai aš laikysiu orkaitėje, aš įsijungsiu tiesiog orkaitės šviesą, jinai truputį duoda ir šilumos, ta prasme be jokio režimo, tik tai šviesą. Miltai persijoti, tai sekantis žingsnis, ką mes darom, mes pasidarom tokį nedidelį per vidurį įdubimą ir čia į vidurį mes dėsime, ištirpdome, bet čia yra mūsų mielės, ištirpdome, aš tikiuosi vanduo nėra jis drungnas, ištirpdome mielės truputėlį, įpilame truputį vandens, ištirpdome štai čia mūsų mieles šiltame vandenį. Taip, gal paimti šaukštelį, truputį pamaišyti. Okay. Va, mielės tirpsta.
likusiame vandenyje ištirpdome druską. Ok, čia irgi turbūt reikės mums šaukšto ar kažko. Šaukštą. Ir ištirpdome druskytę likusiame vandenyje. Ir pilame lygiai taip pat į tešlą ir pradedame. Minkimas atrodo kol kas taip. Pažiūrėkit, kas čia vyksta. Nežinau, ar matysis, bet žodžiu, katinas mano neįleidžia šuns iš balkono į vidų. Atvirkštinis pas mus, atvirkštiniai santykiai yra jau katinas dominuojantis. Na va, tešla yra paruošta, iš tikrųjų gaunasi, turi išeiti labai minkšta ir tokia vat lipni tešla. Nėra tikrai pats mėgstamiausias mano tešlos tipas, nes labai sunku išminkyti ir labai limpa, žodžiu, prie pirštų. Bet jo, toks vat rezultatas išėjo nei daug, nei mažai, nu toks kamuoliukas neblogas iš tikrųjų. Ir ką aš dabar, kaip jau sakiau, ką aš dabar darysiu, tai aš uždengsiu su plėvele ir įdėsime į orkaitę, kuri yra be jokios temperatūros, tiesiog sujungta šviesa, kad ta tešla tiesiog saugiai ir gražiai iškiltų. Paliekam tešlą tada kilti ir aš apsitvarkysiu šiek tiek virtuvę ir grįšiu tada su jumis pabaigti receptą. Grįžtu į virtuvę, tešla iš tikrųjų kyla, ji jau pastovėjo apie valandą. Recepte rašoma, kad ji turėtų maždaug padvigubėti, tai dar mes ją šiek tiek paliksim, nes praėjo maždaug valanda, bet aš manau apie pusantros turbūt reikėtų. Jo, dabar žiūriu dar jau į tą maždaug pusę, bet dar ne visai padvigubėjo. Per tą laiką aš kaip pagalvojau, kad vis tiek dar reikės tam pačiam kremui, iš pradžių ne kremas, iš pradžių tai tik bulvės ir moliūgai pavirti, tai pamaščiau, kad mes gal pradėkim tada su pačia sriuba, kol baigs kilti tešla, o tada paliksim virti bulvės ir moliūgą prieš darant kremą ir paskui pasidarysim tuos kamuoliukus ir tada pabaigsim daryti kremą. Tai va, tai ką dabar darom? Pačiam tam kremui, pačiai tai sriubai mums reikės, kaip jau sakiau, 200 gramų moliūgo. Aš jį čia va tiesiog susipjaušiau kubeliais, nuėmiau tą žievelę ir supjaušiau kubeliais, nieko daugiau nedariau. Ir 2 vidutinio dydžio maždaug bulvių, šiek tiek gal į mažesnę pusę, nes iš tikrųjų bulvių kiekis turi būti mažesnis negu moliūgo, bent jau čia tai pas mane išėjo. Taip pat mums reikės pusės paprasto geltonojo baltojo svogūno, kurį aš dabar tuoj perpjausiu ir susipjaustysiu gabaliukais. Ir dar mums reikės 1 litro sultinio. Aš čia tiesiog užsiveriau vandenį, 1 litrą vandens, įdėjau kubelį, 2 kubelius ir pamažinu dabar ugnį, jis jau kaip ir išvirė, paruoštas, tik paliksim nedidelę ugnį, kad jis tiesiog išliktų šiltas. Ir ką toliau tuomet, aš pasižiūriu dar receptą. Jo, tai mums dabar reikia pasidaryti, mums dabar reikia susipjaustyti. Svogūnas, kaip matom, supjaustytas. Dabar pasiemam puodą, kuriame versime tą mūsų kremą, ta prasme iš pradžių sriubą, kuri vėliau virs kremu. Į jį įpilame 3 šaukštus alyvuogių aliejaus. Uždegam ugnį. Paliekam maždaug vidutinę ugnį. Ir čia dedame ką tik pjaustytus
svogūnus. Svogūnai turi suminkštėti ir įgauti auksinį atspalvį. Tai paliekam jo šiek tiek kaisti. Na va, kai svogūnai pradeda skrusti, įdedam, sudedam pakepam jas apie 3 minutės maždaug. Po 3 minučių, kai bulvės šiek tiek apskrudo, sudedame ir moliūgą. Ir pamaišydami šiek tiek paskrudiname viską kartu. Šiek tiek paskrudus ir moliūgui imame sultinį, kuris va štai čia mūsų laukia. Užpilame jį ant bulvių ir ant moliūgo. Sultiniui užvirus pamažinam ugnį iki mažiausio lygio ir paliekame virti. Pasižiūrėkit, kaip gražiai iškilo tešla. Jos apimtis maždaug padvigubėjo, tai yra tai, ko mums reikia. Pasiruošiau, tai yra vis dar ruošiuosi aliejų, kuris yra būtent skirtas skrudinimui. Tai jau yra ne alyvuogių aliejus, tai yra, aš dabar žiūriu, koks čia jis yra. Čia jis yra saulėgrąžų. Paprastas, čia jau tikrai alyvuogių aliejus nenaudokit, nes ne tik dėl to, kad jo čia reikės iš tikrųjų labai daug, palyginus labai daug ir alyvuogių aliejų, aišku, būtų gaila tokiam tikslui naudoti. Aliejus kaista, mums reikėtų įkaitinti iki 180 laipsnių. Aš iš tikrųjų termometro neturiu, bet ką aš padarysiu, aš paimsiu paskui medinį pagaliuką, tiesiog medinį dantų krapštuką ir įkišus į aliejų patikrinsiu maždaug jo temperatūrą. Tai kol kas palaukim. Ir aš dar pasiruošiau, turiu šaukštą, su kuriuo formuosime tos mūsų tešlos kamuoliukus ir turiu pasiruošus nedidelį tokį indelį su šiek tiek drungno vandens, nes, pamatysit, ruošiant mums jo prireiks. Mums reikės paprasčiausio dalyko, kad jau sakiau, medinio pagaliuko. Tai va, pasiemam tą pagaliuką ir žiūrim, kišam jį į aliejų. Ir jeigu prie jo pradeda kauptis burbuliukai nedideli, aš nežinau, ar jūs matot, ar matosi su kamera, manau, kad matosi. Jeigu prie aplink tą pagaliuką pradeda kauptis nedideli tokie burbuliukai, vadinasi, aliejus yra įkaitęs ir jį galima jau naudoti skrudinimui. Jeigu įkišus pagaliuką nebūna jokios reakcijos, burbuliukai kauptis nepradeda, vadinasi, aliejus dar yra per šaltas. Kad išlaikytume tą temperatūrą, nes jis, aišku, toliau gali kaista toliau, tai mes pamažinam ugnį ir maždaug paliekam tokią vidutinę ugnį, žodžiu, nebe karštą. Kaip tas visas procesas vyks? Pasiimam šaukštą, su šaukštu imam nedidelį kiekį, maždaug pusę valgomojo šaukšto tešlos, arba jeigu norite didesnių burbuliukų, tai galima tikriausiai ir visą, bet rekomenduojamas recepte kiekis tai yra maždaug pusė valgomojo šaukšto. Paimam su ranka, susidrekinam pirštą vandenyje paprastam ir gražiai tą tešlą nustumiam nuo šaukšto į aliejų. Imame maždaug tiek tešlos, susivilbam su pirštu vandenį, kad nenuslystų ir gražiai ją metam į aliejų.
matėsi, tikiuosi, kad matėsi. Aš kepu maždaug 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuos spurgiukus. Per daug jų sudėti irgi yra negerai, kad tiesiog kad nenukristų per daug aliejaus temperatūra, todėl geriau kepti mažiau vienu tuo metu. Bet jie kepa tada gerai ir jau kaip matom, 2 beveik yra labai gražiai apskrudę, tai aš pasimsiu tokį kiaurasantį ir pabandysim juos pasukioti. Jo, jau šitie 2 visai gražiai skrunda, kiti dar aišku yra balti. Iš tikrųjų, pirmą patį gal buvo šiek tiek sunku įspausti. Oi, čia aš padėsiu gal čia šaukštą. Patį pirmą buvo šiek tiek sunkiau suformuoti ir sunkiau jis man nuslydo, bet kiti slysta tikrai gana lengvai. Aišku, reikia dirbti gana atsargiai, nes tai vis dėlto yra karštas aliejus, bet kokiu atveju yra gana pavojingas, todėl dirbkit labai atsargiai, bet žinokit, tikrai labai po paties pirmojo kiti labai lengvai, matysis gal šiek tiek video, kiti tikrai gana lengvai slydo, žodžiu, pabandykit ir manau, kad tikrai nebus labai sunku. Tai va, tai paliekamas juos kepti. Matot, kaip gražiai skrunda, tešlos valiko dar tiek maždaug ir žiūrėsim, kas čia mums gausis. Virti jau ir paskutiniai, vat matot, labai gražiai skrunda ir baigė virti ir sriuba, aš sriubą jau išjungiu, aš pasiruošiau savo šitą vat robotą. Iš tikrųjų, jeigu neturit nieko panašaus, galima tikriausiai pasidaryti tiesiog sutrinti ją kažkaip ar su šakute, ar su trinimui specialiais tais skirtais įrankiais. Bet jeigu turit va kažką tokio, tai yra geriausia, tai yra labai greita, labai paprasta. Supyliau sriubą į tą mano mikserį, į robotą, kaip mes čia, nežinau, kaip mes čia jį norim pavadinti. Įpyliau dar šiek tiek pipiriukų, va, štai tokių, iš malūnėlio. Ir įdėjau šiek tiek druskos, nes mano sultinys ir buvo visai be druskos, tai čia pagal skonį jau įsideda kas kiek nori, kas kiek mėgsta. Tai va, uždarom ir trinam. Sutrinti užteks tikrai kelių sekundžių, tai vyksta labai greitai. Ragausim. Galutinis rezultatas yra štai toks. Nepanašu. Man atrodo gana panašu. Iš tikrųjų, tikriausiai tie mano kamuoliukai iš jo šiek tiek didesni ir šiek tiek labiau paskrudo negu va šitie. Bet man atrodo, tai tikrai skoniui nepamaišys. Tikrai skonis yra sriubos nepakartojamas. Bandom su rutuliuku. Tikrai labai skoniai labai gražiai susipina tarpusavį. Tikrai labai rekomenduoju, sakau. Jeigu neturit laiko, galite pabandyti tiesiog tą kremą, kuris yra gan ir sveikas. Sakyčiau, tikrai ganėtinai sveikas. Ta versija su rutuliukais, tai tešlos galbūt nėra tokia sveika, nes jie yra vis dėlto, kaip matėt, skrudinti, bet skonis yra tikrai pasakiškas ir žiemą, va tokiu va sezonu, nors pas mane parodysiu, balkono duris yra atidarytos. Tai nėra tokia visai žiema, bet kaip bebūtų, dar nėra labai tikrai ir karšta ir tikrai labai rekomenduoju. Tai šiandien bus tiek. Bandysiu aš montuoti tą vlogą ir įkelti jį į kanalą. Dar kartą atsiprašau už tą tokią gana ilgą pauzę, per kurią neįkėliau nieko, o dabar tikrai pasistengsiu, sakau, bent filmuką per savaitę ir laukit kito filmuko, nes kitas filmukas, jeigu man atkeliaus mano atminties kortelė kitam fotoaparatui, su kuriuo galėčiau filmuotis tokius filmukus prisėdus, manau, tikrai bus jau nebe apie maistą, o apie
apie kosmetiką, kažką iš susijusių su kosmetikos sritimi. Nors dar gerai neapsisprendžiau, gal darysiu kažkokį haulą, gal darysiu mėgstamiausius, pavyzdžiui, gal jums būtų įdomu sužinoti apie mano 2015 mėgstamiausius, į ką įtraukčiau, aišku, ir kosmetikos gaminius, bet ne tik, ta prasme, pakalbėčiau maždaug taip apie viską. Tai va, palikit komentaruose, kokį norėtumėt pamatyti sekantį filmuką. Bet manau, kad bus vienas iš tokių, arba kažkas susijęs su kosmetika, su make-upu, ar mano rutina galbūt make-up, arba bus kažkas su mėgstamiausiais, ar su mėnesiu, bet mėnesių mėgstamiausiam dar anksti, o jau gruodžio daryti, aišku, nebe į temą. Nu, bus matyt. Palikit komentaruose, ką norėtumėte pamatyti toliau ir aš šitai tikrai pasistengsiu atsižvelgti. Tai va, o jum geros jums dienos ar gero vakaro, nežinau, kada mane žiūrit. Ačiū labai, kad įsijungėt mano kanalą, kad vėl buvot su manimi, tikiuosi išbandysit receptą. Ai va, ir jeigu išbandysit receptą, tai būtinai įkelkit ar į Instagramą, ar čia tiesiog po komentaru parašykit, ar išbandėt, kaip sekėsi, ar buvo skanu ir tai tiek. Ačiū, kad žiūrėjot ir susitiksim su jumis mano kanale jau labai greitai. Iki.